Sveiki visi, šiandien ragausim finiškus aštrius bomžpakius. Trijų rūšių bomžpakius radom. Nežinau šito, kuris aštriausias bus, bet manau, kad gal juodas, arba raudonas, arba du juodi, nežinau. Tai jeigu jūs ragavot, tai parašykit komentarą, kuris jums buvo aštriausias. Sunshine, pradėkim? Pradėkim. Pasiruošėm pagaminti sriubas. Aišku, jas reikia gaminti šiek tiek kitaip, jas reikia kepti keptuviai ir tada tą padažą sumaišyti keptuviai, bet kadangi mes nenorim taip daryti, nes nenorim po to keptuvių šiandien plauti, tai tiesiog užpilsim užvirinto vandenį. Jo, pradėkim dar šitą. Pradėkim. Kažin, kuri bus aštriausia. Nežinau. Nes pirmą kartą aš matau tokias sriubas. Pažiūrėkit, kaip jinai atrodo. Kaip blynas. Didelis. Kaip kokie kukurūzai. O, gal reikės sutrupinsiu po. Gerai. Kvepia? Gal dar vieną galima valgyti? Galim paragauti šiek tiek. Paragaukim šiek tiek. Nelabai. Siau man. Šitas indelis biškai tiek mažas. Per šonų. Tie bus kiti didesni. Jie du padažai. Čia prieskoniai ir čia padažas. Šitas tikriausiai aštrus. Jo, čia turėtų. Na, bandom. Kažkokie milteliai. Balti. Čia kaip kokie miltai. Aha, žiūrėkit. Dar prieskoniai. Šitas aštras? Ne aštru, bet nelabai skanu. Čia gal kiek grietinėlė? Nežinau, kas tie vat krapai kažkokie. Ir padaža. Padažas. O, koks juodas. Na jo, dabar tai atrodo tai žiauriai. Ir vandenėlės. Ir vandenėlės. Reikia iškart pakelti šaukščiau. Bus sriubytė. Tegu pabus 50 minučių. Tegu pabrinsta. Na. Paimam šitą raudoną. Irgi paragausim. Kvapas netrūkai kukurūzai, biškai paragausiu. Kaip kukurūzų? Jo, toks kvapas. Kokie kiti. Aina savo. Šitą dar net skanesnė. Supilkime. O, čia visai net ne milteliai, čia kažkokie kitokie. Irgi juodas. Irgi. O, gerai, ačiū. Pilam dar vandenuką. Labai žiauriai keistas kvapas. Žiauriai kvapas keistas. Atrodo, kad... Nelabai atrodo, kad skanu bus. O. Toks pats. Surprise. Tas pats, jo. Galiu paragauti šitos skonio. Taip, pagaukite. Ne. Kaip žinau, tuos kitus, kaip jie vadina tie bomžpakiai, juos įmanoma valgyti vienus, bet šitų vienų neįmanoma valgyti. Jie labai neskanus ir žiauriai kieti. Palauksim 15 kažkur minučių, 10. Ir pradėsim ragauti. Po kol kas, matot visus spalvos net kitokios. Visus skonius. Toks. Bus matyti. Jo. Metas ragauti. Tai pirmiausia, štai šis variantas eis. Ir tuomet aš paimsiu vieną šaukštelį. Ir aš paimsiu vieną šaukštelį. Ir sakysim 1, 2, 3 ir insidėsim. Jo. Ir pažiūrėsim, kokias aštriausias yra skonis ir variantas. Jo. Pienas paruoštas, jeigu bus paruoštas. Ir pas man yra pieno. Na, are you ready? Yes, I am ready.
Okay. Paimsi aš šaukštelį ir tu. Gerai, bet labai daug neimam, nes žinau, kas čia gali atsitikti. Va tiek aš paimsiu. Aš biškai daugiau paėmiau. Taigi, palauk, tu man tą pokelį man duos. Aha, ir tokį variantą dabar mes ragaukim. 1, 2, 3. O dieve. Oh my god. O dieve, kaip aštru. Wow. Niekada daugiau nevalgysiu tokių. Čia pats aštriausias bomžpakis. Dar gyvenime nieko tokio aštraus nevalgiau kaip tai. O dieve, iš karpieno atsigėriau. Aš tikiuosi, kad čia pats aštriausias koks bus. Mane ta ašara bėga. Oh my god, net. Padažas. Patys šitie, negaliu net kalbėti. Patys šitie makaronai nėra aštrus visiškai, bet padažas. Padažas labai žiauriai aštrus. Mane dabar deginusi burna. Neįmanoma, aš jūsų nesuvalgyčiau. Ne, aš irgi nevalgyčiau. Čia mano buvo pirmas ir paskutinis kartas, kad pirkčiau šitus bomžpakius, nes dar nevalgęs esu šitų aštrių, bet paragaut buvo verta. Žiauriai aštru. Labai aštru šitas. Kiek vertini? Gal vertinsiu paskui, nes nežinau, kuris aštriausias. Čia viso tai 10 vertinčiau, bet gal tie aštresni bus, tai nežinau. Tai nevertini dar nei. Ne, po to gal, bet atsimenu, kad labai aštrus. Gerai. Tai dabar ragaukim kitą skonį. Visą raudoną. Taip pat mes po vieną šaukštą paimsim ir parasakysim, koks aštrumas yra. Taip. Čia parašyta spicy too, tai nežinau, ar tai turėtų reikšti. Čia dvigubai dar aštresnis. Šį kartą aš padažą tiek neimsiu kaip praeitam. Gerai. Tai? Palauk. Paimkim mažiau. Ir šitie labiau išbrinko, nes jų kažkiek konsistencija biškai kitokia negu šitų pirmų. O kaip man net negera nuo šitų. Mano kažkas skrandžiai vyksta. Aš girdžiu tas garsas. Na. Va, mes pasiėmėm. Gerai. Šaukštą. 1, 2, 3. Šitie atrodo ne tokie aštrus, bet man... Ne, aš nusako. Labai, oh my god. Labai aštru, žinokit. Sorry. Šitie aštresni. Čia tie dvigubai aštresni negu tas buvo. Iš pradžio atrodė, kad neaštru, bet labai dabar nemsi burna dega. Man net ašara išėjo dabar. Nuo to tai dar neišėjo ašara, bet nuo šitos ribos jie labai aštris riba. Tai irgi dar nevertinė. Šitą aštresnį. Tas juodas, nežinau kas... O dieve. Aš net negaliu kalbėti, man net liežuvį skauda. Sunku kalbėti net. Neverta nepirkit šitus ribų. Jeigu mėgstat aštriai, tai galit nusipirkti, bet... Iš to reikėtų tėtį parvežti. Labai nevalgu aštrumų, net neverta, net nepirkit, nebandykit. Jeigu negaliu man net dantis, va čia net atrodo pradėjus skaudytis. Nuo šito. Aš jau net trečio nenoriu ragauti. Ašaros bėginu. Tau aštresnis šitas irgi? Aštru tikrai, labai aštru. Tai aš irgi dar nevertinu. Tu sakai dar nevertinė, kaip paragausim visų 3 sriubų skonius, kuriuos išvertinsim, kuris aštriausias. Reikim greičiau, aš jau noriu kitą ragauti, kad noriu greičiau gerti daug pieno. Kitas, trečias variantas yra pats juodžiausias. Juodas, čia nežinau, koks skonis bus, bet tai ragaukim, paimkim. Nes iš tam trečiam irgi buvo tie juodi, iš video matysi tie, aš nežinau, kas ten yra, bet tik pirmam jų nebuvo, tai man atrodo šitas bus labai aštrus irgi. Nuimam. Bet tas aštrumas pradžioje ateina, pirmą paragauni makarono, jaučiasi makaronas, o paskui aštrumas, tik tai staigite, bum, kiek kaip bomba, žinau. Bet dabar man dar labai aštru nuo šitų antrų, tai nežinau, ar net jausti trečius. Nu, paragaukim. 1, 2, 3. Ar šitai neaštriausi iš visų? Ar man atrodo ant tiek aštru, kad aš net nejaučiu šitų?
Šitie ne ant tiek aštrus. Šitas juodas pakelis visai beveik. Na, aštru. Aštru, bet ne tiek. Bet gal pasakyčiau, kaip panašu, kaip paprastas bomžaknis, kur aštrumas. Aštriau biški. Bet aš taip galvoju, kad šitus tai dar verta valgyti. Aš šitus tai pirkčiau. Jei norėčiau aštriai, va šitus tikrai pirkčiau. Šitus makaronus, nes šitie man ne ant tiek aštrus. Tikrai ne iš tiek aštrus. Aš net dabar šitų bliudelį suvalgysiu. Šiandien. You crazy? Gal tau taip atrodo. Paragauk padažų šito. Kurio? Šito. Paskutinio. Gerai, tu tik makaronus paragavai tai. Padažas? Man tai burno žiauriai dega. Tai neaštriausia, aš jaučiu. Gerai. Taigi, koks įvertinimas yra 7. 7. Ne, šitas 8, nes pats silpniausias iš visų. Tada tas pats pirmas buvo 9, o vidurinis yra 10, nes vidurinis yra pats aštriausias iš visų. Šitų net atrodo, net ne vieną makaroniuką paimtum ir jau tau tai būtų aštru. O mano variantas yra 11. Galvoju sakyti mažiausiai. 10. Aha. 8. Taigi... Aš net pagersiu biškį tau pieno, nes man labai jau dega. Mano sunshainas ir mano dabar jau geria pieno. Sau visų išgėriai. Nes tas degimas burnus nepraeina nuo tų dviejų. Ne dabar, o čia mane pradėjau skaudėti, lūpas atlieka. Man net žydas pradėjo bėgti. Tai parašykite komentarus, ar jūs ragaut šitas sriubas? Jeigu ragaut, kuris jums patiko, galbūt dar yra keli skoniai, nežinau, pas mus mes galėjom atrasti tik tai šiuos 3, tai. Bet daugiau ir net nenoriu jokių kitų ragaut kažko panašaus. Taigi, palaikykit, pasubscribykit, pakomentuokit, mes atsisveikinam. Taip. Čiau, čiau. Čiau, čiau. O, žiauriai aštru, žiauriai man čia dega. O čia va aplinkui net o čia va dantis. Tai ragausim kur. Tarnauju, tu nelaikyk man rankos. Gerai.